Labas rytas. Šiandien jau yra 16 rugsėjo. Mėgau miestelį pavadinimu Zel. Šiaip labai gražus. Pademonstruosiu. Tai va, vakar tiesiog susitvarkiau dviratį ir bandžiau davažiuoti iki šito miestelio. Nebuvo labai toli, apie 30 su biškiu kilometrų. Oras visai neblogas buvo, vienintelė problema buvo ta, kad nelabai išėjo pafilmuoti kažką, nes tiesiog tiek telefono atmintis, tiek kameros atmintis buvo pilna. Ir interneto, kadangi niekur neradau, tai nebuvo kur sukelt visų video failų, tai tiesiog neišėjo nufilmuoti nieko. O kelias tikrai turbūt pats gražiausias kelias vakar buvo visą dieną, koks apskritai, kokį važiavau per šią kelionę. Tai va, tai biški gaila, bet nieko, atminty vis tiek išliko. Tai va, šiandien kelias bus šiek tiek, manau, kitoks, nes iš šito slėnio gražaus reiks išvažiuoti ir važiuoti link miesto pavadinimu Kaiserslautern. Tai iki jo pilnai nemanau, kada važiuosiu, nes gaunasi apie 8-5 km, bet labai nemažai sukilimo. Tai ten radau ir kempingą. Tai tam kempingė ir pabandysiu apsistot. Jeigu bus jėgų ir oras bus geras, tai gal nedavažiuosiu dar 20 km už to miestelio, kur yra kitas kempingas. Tai va, toks ir planas. Dabar apie 11 valandų, tai vėl kol susikrovau, kol perskeliau video, taip toliau, biškį užtrukau, jau klasika tampa, bet nebuvo kitos išeities, o dabar oras toks, sakyčiau, nelyja, bet labai debesuota, tai tikiuosi, kad biškį prasiblaivys tie debesis, prasiskleis ir išlys saulė ir bus toks pat gražus oras kaip vakar. Tai va, tai smagu dar biškį pravažiuoti šitu slėniu ir paskui važiuosim už slėnio per kalną ir link Prancūzijos. Ką, gerai, pradedam šiandienos kelionę. Labas rytas. Ką, šiandien jau rugsėjo 17 diena. Vakar planavau apie 8 kilus nuvažiuoti, bet ar 8 kilų iki priemiesčio tokio, bet išlindo saulė, nuotaikėlė pasitaisė ir dar 3 kilus davažiavau. Tai nakvynę radau šitoj vietoj. Tokią pastogę radau, kad neaplytų, nors naktį nelijo. Vis tiek, better safe than sorry. Ir va, jau biškį apsidėjau palapinę. Daiktų biškį smėtis, bet biškį dar reikia prasidžiovinti viršų. Ir viskas, ir dėsiuos po biškį ir varysiu. O taip, tai šiandien jau tikrai pasieksiu Prancūziją, aišku, nebent jau ten kažkas blogai susiklostys, bet šiaip tai
Tai pagal kilometražą tai tikrai sieną kirsiu. Ir jau kaip ir susižiūrėjau kelias nakvynės vietas, tai reikės dar pasitikslinti maždaug pagal įkalnę, bet šiaip smagu, jau visai excited. Laukiu, kada pravažiuosiu Vokietiją, nes vakar irgi beveik visą dieną prapurškė. Buvo ir stipresnė lietaus įkalnė visai didelė. Tikriausiai ne didžiausia, bent jau pagal Stravą tai rašė gyvenime didžiausia įkalnė. Tai va, tai buvo reikalų. Irgi visai vėsu, bet panašu, kad dangus mėlynesnis šiandien. Tai gal pasiseks oro, įvažiuosiu į Prancūziją, ten tikiuosi, kad biškiau šilčiau bus. Aišku, tas oras irgi nepasikeis per sieną prakirtus tiesiog, bet vis tiek, kuo labiau pietyn, tuo didesnė tikimybė, kad šilčiau bus. Nes, sakau, mano motyvacija labai visiškai susijusi su oru, tai, matot, žiauriai šalta. Tai jeigu saulutė šviečia, oras geras, smagu. Jeigu lyja, ta nuotaika tokia sunku, šalta, kažkaip bandai tiesiog išgyventi tą dieną ir viskas. Tai va, bet jau nedaug liko, tik 3 šalis, kaip sakiau, Portugalijos ten tik kamputis, o didžiausia yra Prancūzija ir Ispanija. Tai kai tik pasieksiu pietus, viskas turėtų būti gerai, atšils orai ir tada jau visa kita ne problema. 3 kilometrų yra, tai visai nieko kelias, smagus, šiek tiek plenta yra, bet labai nedaug, dauguma miškais, tai visai fainai, tik oras biškį galėtų būti šiltesnis, dabar turbūt kokį, nežinau, 11 laipsnių, tai vėjas irgi yra vėsu, tai palyja vis kažkiek, vėl nustoja, bet saulelė neišlenda. O kelias tai toks, kaip sakiau, visai smagus, bet jau mano padangos šiek tiek nusidėvėję. Čia turbūt nesimatys, nesimato, bet jau visai galinės dalinai plikos. Šonuose tik likę šiek tiek gumos, o per vidurį tai visiškai plika. Tai čia kaip palijus, žemė šiek tiek šlapesnė, tai jau biškį boksuoja, prasisuka. Bet nieko, važiuosim ir pravažiuosim. Ne pirmas kartas. Tai va, šiaip dar pusryčių net nevalgiau, tai visai valgyt noriu 2:30. Tai va, tai laukiu miestelio. Greičiau, kad galėčiau kažką šilto užvalgyti, nes šiaip šalta. Jau jaučiuosi, nereikia sustoti, jau važiuojant šalta. Jau atvažiavau į Prancūziją. Ką pastebėjau, kad
labai nemažai bunkerių pravažiuoju, likusių nuo pirmo ir antro pasaulinių karų. Tai, aišku, ten nieko labai nėra tiesiog, bet gal reikės, jeigu dar pamatysiu, kada reikės užeit pasižiūrėti. O šiaip tai, ką galiu papasakot. Va tokiais miškais pagrinde važiuoju čia. Čia dar lengvas labai, bet šiaip kelias gana sunkus buvo paskutinius, nežinau, 20-15 kilometrų. Tai vat ką tik važiavau į šitą tokią jau geresnį žvyrkelį, bet šiaip tai šabakštynais tokiais. Tai visai išvargina įkalnės, irgi buvo visai nemažai šaknų. Tai su MTB dviračiu tai būtų visai smagu, bet su mano tai biškių sudėtinga, nes padangos plonos. Tai per tas šaknis reikia labai atsargiai važiuoti, tai tiesiog reikia labai pristabdyti ir viskas, plus su visais daiktais gana sunku. Sunkus pats dviratis, padangas irgi slėgį šiek tiek nuleidęs, kad žvyrkeliu ir smėliu lengviau būtų važiuoti. Tai va, tai reikia biškiai prisižiūrėti, lėčiau važiuoti. Gerai, varam toliau. Labas rytas, jums jau turiu iš Prancūzijos. Tai va, pirma naktis buvo Prancūzijoje. Vakar pravažiavau sieną, nepravažiavęs sienos, tai tiesiog maršrutas buvo per mišką. Ir kažkurio metu tiesiog gavau žinutę iš Tele2, kad sveiki atvykę į Prancūziją. Tai va, tai dėja nepavyko įsiamžinti šalia ženklo, bet vis tiek nuotaikėlės geros. Tai labai net keista buvo dėl pačio oro, nes Vokietijoje važiavau, buvo vėsu, gal 12 laipsnių, lašnojo. Vėjas didelis ir šitą mišką pravažiavau ir pokšt. Tiesiog saulytė šviečia, dangus mėlynas, šilta. Tai, pasaka, dabar irgi atskėliau. Dangus mėlynas, nei vieno debesėlio, saulutė šviečia. Aišku, naktį vis tiek šalta. Dabar irgi turbūt kokie, nežinau, apie 10 laipsnių, bet jo orai kol kas džiugina, tikiuosi, čia ne tas Suomijos efektas, kur 2 dienas šilta labai ir tada tiesiog oras prastas. Tai va, tai tikiuosi, kad oras išliks toks pats. Kaip sakiau, nauja šalis, tai labai visada motyvacija pakyla. O dabar atsikėliau, jau šiaip gal net prieš kiek minučių. Tai tiesiog labai rasa. Ir visa palapinė prasojus, net ir miegmaišio apačia buvo prasojus. Tai biškių užknisa, nes laiko šiek tiek atima, kol įsidžiovini viską. Tai palapinė irgi ten viršų pasidėjęs džiovinu. Tai va, tai toks kaip ir saulė šviečia, viskas gerai išdžius, bet suvalgo laiko nemažai. Tai va, tai įsidžiovinsiu ir tada dėsiuosi ir važiuosiu toliau. O kur važiuosiu, tai dar pasakyti negaliu, nes nuoširdžiai net nežiūrėjau. Jau kokį 2 kilų numyniau, blemba, belė kiek medžių prikritę. Čia vienas, žiauriai didelis, net galvojau per upelį bris, bet nepraeisi niekaip ten. Va, iki pat viršaus. Ir vieną jau praėjau. Ten toliau irgi pakritęs. Tai nežinau, reiks turbūt arba atgal važiuoti, arba lipti čia per viršų kažkaip ir apeit. Bet tikiuosi, kad daugiau nebus, nes jau turbūt per 4. medį prasinešu. Tai nuotykis irgi. Je t'aime France, dans le cœur tu resteras. Un pays où l'amour et la liberté naissent. Je te promets de te défendre à jamais.
terre, ma patrie, c'est toi France, au pays je vis. Comme un oiseau libre dans les cieux, j'ai trouvé mon équilibre en toi. Ateina draugeliai. Labas, jie. Nu. Valiau. Neturiu aš nieko tau duot. O dievaliau. Kas jį dar nori? O, kaip tu čia dantis rodai. Atsargiai. Abiem tinka. Net ir daugiau balių. J'ai trouvé mon équilibre en toi. Tête de trône, je t'aime, France. Dans mon café ou restaurant, un pays où l'amour et la liberté naissent. Je te promets, tu défendras jamais, car ma patrie c'est toi France, mon pays chéri. Šitas kalnas tai žudikas. Šiandienos maršrutas tai pusė bėdos, bet paskutinė šita dalis tai eina savo. Čia, nežinau, tik MTB, tik kalnų dviračiam. Grinai. Šiaip vietom tai net nežinotum, kur takas, jeigu ne GPS-as. Jeigu ne kompiuteriukas, tai nepasakytum. Nes tokie šabakštynai, kad eina savo. Ir visą laiką įkalnė. Tai reiks jaučiu biškį pasėdėti ant maršrutą, kad su mano dviračiu išeitų važiuoti, nes čia tai reikia daug ir vežtis dviratį, jau net ant šitų akmenų tai net neužvažiuoju į padangos, tiesiog prasisuka. Tai bijau ratus sulaužyti, nes padangos pas mane tik 4 centimetrų, milimetrų, ne centimetrų. Tai blemba, čia vien šaknis, akmenis, kelmai visokie, medžiai nukritę, nuvirtę. Nu žodžiu, bet liko apie 10 kilometrų. Ir ten kažkokia stotelė turėtų būti. Tai manau, kad ten ir miegos, nes jau jeigu dar 10 kilometrų šito kilimo tokio bus šitai šabakštynais, tai jau būsiu visiškai nusikalęs. Tai va, tai šiandien kilometrų mažiau ir nusistačiau, apie 8 man rodos. Tai tiek ir gausis. Ir pradžioj galvoju 8, tai čia blemba nėra mažai. Tai yra nėra daug. Gal reikia daugiau pavažiuoti.